Labas rytas, be 15:06 ryto, saulė jau kyla, o mes važiuojam namo. Prasideda. Važiuojam. Pasėdėsi. Sėdėjom oro uoste, jau visas patikras praėjom. Nu tai kaip, kokie įspūdžiai jūsų apie kelionę? Aš vakar kaip daug pasakiau, nežinau, kada tu nori išgirsti iš manęs. Mes tik taip atsišnekėjom. Aš tai sakau, kad man biškį trūka tokia tiesiog poilsio, niekur nevažiavimą, pagulėjimą, bet nesinorėjo to laiką taip švaistyti kažkur tai va. To labai trūko ir kol įsivažiavom iš pradžių, kad, tas mūsų roks ir smėlį valgė, ir pagalius suvalgė, ir vandenį varė, tai ten su juo nepasėdėsi. Ir kol mes išmokam, kad mes turim jį užmigdyti ir tada jau ten galim pusvalanduką pagulėti. Tai va tada tokia jau gavos mūsų sistema. Aš labai norėjau ten į tą paplūdimį nuvažiuoti, bet kelionė ilga su važiavimu Rokui irgi nėra smagu. Taip, kad Rokui buvo atostogos, o mes buvom jo vergai. Tai va, pailsėjom, bet poilsio dar vis mums trūksta. Trūksta tiesiog išsimiegoti. Nu tai tiek, laukiam lėktuvo. Nebedai, pagriūk. Pažiūrėk. Caca, padaryt caca. Ne, padaryt mes mokam, tai padaryt caca, padaryt caca. Padaryt caca. Oi, bet mes žinom. Chebra, laukiu ten sėstis. Dabar yra gegužės 9, 5 val. Vakaro, 8 laipsnių šilumos ir 15 mūsų kelionė baigėsi. Tai nusprendžiau padaryti barzdos iššūkį. Dabar esu dar Lietuvoje, tai pažiūrėsim per visą laiką,
kokia užaugs barzda. Ir pabandysim sudėlioti paskiau foto. Kelionė baigęs, barzdos iššūkis irgi baigęs. Parašykit komentarą, ar patiko kelionė, ar įdomus buvo barzdos iššūkis, kuris užtruko 16 dienų, kaip geriau atrodė su barzda, be barzdos. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki sekančių nuotykių.